šalta, nes sausis, nes labai simboliška, ne tik laiko prasme, bet ir vietos prasme stovi prie spaudos rūmų. Čia 91 metais taip pat virė sudėtingi, bet svarbus mums istorijai sausio įvykiai. Čia matosi televizijos bokštas ir čia yra ne tik šiaip atsitiktinai pasirinkta vieta spaudos rūmuose. Aš dirbu, čia yra mano darbas, čia yra mano radijas ir aš džiaugiuosi, kad po 25 metų aš galiu kalbėti laisvai, galiu sakyti liberales ir laisvės mintis ir galiu bendrauti su jumis, laisvos Lietuvos žmonės. Sužinojau labai įdomų faktą, ne tik apie tai, kas čia matosi prie spaudos rūmų, mes turime progą matyti atminimo lentą skirtą 91 metų sausio įvykiams, bet yra ir dar vienas, mano galva, galbūt netgi svarbesnis, istorinis ir tikras šaltinis, tai yra ant sienos palikta automatų kulkų serijos žymė. Ji dabar uždengta yra reklaminiais stendais, bet ji yra neuždengta šiuo atveju statybiniu glaistu ir paliktas kaip istorinis okupantų parašas, kaip priminimas, kad visada turime kovoti už laisvę, bet tik tada galėsime džiaugtis saulėtom dienom ir laisvais žodžiais. Istoriją galima prisiminti dviem būdais, skaitant vadovėlius, žiūrint televiziją, skaitant spaudą, prisiminant tuos įvykius arba patiriant tai savo kailiu, ko niekada nelinkėčiau. Išsikovojom laisvę ir neužmirškime tų, kurie už tai kovojo. Neužmirškime, kad esame laisvi. Tiesiog neužmirškime.